Klausiu tavęs kaip draugo. Ar tu, tavo manymu, moki ilsėtis? Kaip dažnai pastebi savo įtemptus pečius ir sąmoningai juos nuleidi? Kaip dažnai suvoki, kad laikai užspaudęs orą ir turi sąmoningai grįžti į normalų kvėpavimą? O kada paskutinį kartą saulei nutarei pasakyti labas? Tai buvau aš, 23 metų vasarą, ant Parnidžio kopos 5 val. Ryto. Mano pirmoji solo kelionė gyvenime. Atsakant į savo klausimą, pati ilsėtis nemoku. Retai kada sau leidžiu sustoti ir užsimerkusi mėgauti saulės bučiniais. Retai kada paimu pertraukėlę, kol nepabaigiu visų darbų. Retai kada save pagiriu, atlikus bet kokio pobūdžio užduotį. Jam tokia graži. Elgiuosi su savimi taip, kaip niekada nesielgčiau su draugu. Kaip saulutė apšviečia, kaip fainai. Šios kelionės tikslas – pažinti save. Pabūti su savimi bei savo chaotiškomis mintimis. Nidoje mokinausi ilsėtis. O šis video apie tai, kaip man sekėsi. Kasdien kėliausi anksti, 4 ryto. Kėliausi su noru pasitikti saulę, susilieti su dar bundančia gamta, skęstančia tyloj. Čia taip tylu. Viskas, ką aš girdžiu, yra marių ir medžio ošimas bei paukštukai. Viskas. Nesu rytinė, tai teko lipti per save. Labas rytas. Tuoj palengvės. Aš noriu miego. Dar vienas iškilęs sunkumas buvo maistas. Esu taupi, todėl į kavines nėjau. Tačiau kambarį išsinuomavau be viryklės ir mikrobangės. Tai teko apsieiti su sumuštinių keptuve ir savo išradingumu. Sveiki atvykę į pamokėlę su Urte, kaip šildytis maistą be mikrobangės, orkaitės ar viryklės. Aš jums pristatau bliūdelį, į kurį yra pripilta verdančio vandens, lėkštutė ant viršaus, kurį kaista iš apačios, ir maistas ant viršaus, kurį tiesiog maišai. Patartina po lėkštutę pakeisti vandenį, kas gal 2 minutės. Paupdeitinta versija. Pristatau jums bliūdelis, į kurį pripili verdančio vandens, lėkštutė, ant kurios padedi maistą, ir bliūdelis, kuriuo uždengi, kad visa šiluma būtų sulaikyta viduje. Pagaliau oficialiai į valgymo rutiną nusprendžiau įkomponuoti mantrą, kurią pasiskolinau iš budistų, bei pakoregavau, kad jie atitiktų mane. Ji man primena valgyti sąmoningai ir saikingai, kas labai pagerino mano santykį su maistu. Kūrybiški užsiėmimai ir judesys buvo mano pamatai, besiilsint Nidoje. Kas ryt religingai ėjau į centrinį paplūdimį, į nemokamus jogos užsiėmimus pas savo mylimą instruktorę, Sigitą Mikalajūnienę. Užsiėmimų nefilmavau, nes nedrįsau. Šią instruktorę gaudau Nidoje jau gal 4 metus. Ji įkvėpė mane pabandyti jogą ne dėl savo kūno gražinimo ar mados, bet dėl geros savijautos, širdies atvėrimo bei savų emocijų pažinimo. Esu jai dėkinga iki mėnulio ir atgal. Taip pat kasdien pildžiau savo knygutę, į kurią rašiau savo mintis, jausmus, įvykius ir šiaip piešiau, kai užeidavo nuotaika.
Naujausia, ką išbandžiau, buvo tapymas skaičiais. Žinojau apie vaikų spalvinimo knygutes, bet apie stambios apimties tapymą skaičiais girdėjau pirmą kartą. Tai buvo atradimas, kurį privalėjau įtraukti į šių atostogų veiklų sąrašą. Tad ir tapiau visą savaitę skirtingose Nidos vietose. Mėgavausi švelnių vėjo glostymų, saulės bučiniais, jūros bei pušų ošimu, teptuko santykių su drobe. Nuoširdžiai patariu visiems išbandyti. Nidoje netrūko ir žaismingo akimirko. Leidau sau jaustis vaiku. Tartum būčiau pirmą kartą palikta atostogauti viena, kas iš dalies ir buvo tiesa. Ėjau kur noriu, kada noriu ir kaip noriu. Pagaliau pajaučiau atostogų laisvę, per kurią nereikėjo prie niekieno kito derintis. Leidau savo pabandyti rinkti gintarą, ko anksčiau nedrįsau daryti, nes nemokėjau. Leidau savo valgyti vaflius. Štai filmukas, kuriame Varna nori pavogti iš manęs vaflį. Jinai labai nori mano vaflio. Jinai be galo nori mano vaflio. Bei glosčiau sutiktus katinukus. O dėl gintaro... Radau kažką, nežinau, ar jie tikrai reikės kažkokiu būdu patikrinti. Aptiktas dalykas skaičius. Vieną dieną sumaniau pabandyti apeit aplink Nidą, net jei ir mačiau, kad toje pusėje artėja audra. Tai aš, kaip atsakingas suaugęs žmogus, nusprendžiau, kad įveiksiu audrą su savo vos besilaikančiu skėtuku ir ėjau tiesiai į tamsius debesis. Net mirties slėnio nepriėjusi, visa permirkusi ir smėlėta, apsisukau ir ėjau atgal, su šlapiu smėliu aplipusiais ne tik batais, bet ir kojinėm. Viską apibendrinus, Nida yra mano rojaus kampelis Lietuvoje. Ji atvėrė mano širdį, leido pailsėti tiek fiziškai, tiek psichologiškai, tiek emociškai. Atrodo, grįžčiau čia kiekvieną vasarą ir nuo to nepavargčiau. Tai buvo mano meilės laiškas Nidai. O tiems, kas žiūrėjo, tikiuosi, kad ir jūs pailsėsite, sveikai pavalgysite, bei gerai praleisite likusią dieną. Su meile.